Sveiki, esu kineziterapeutas ir sveikatingumo instruktorius Rokas. Dažnai savo darbo praktikoje susiduriu su klientais, kurie patiria skausmus dėl nusilpusių raumenų, dėl netaisyklingos laikysenos. Dažnai šiuos skausmus galima gydyti paprasčiausių vaistų, tai judesiu. Todėl visus žiūrovus kitoje televizoriaus ekrano pusėje kviečiu prisijungti prie mūsų mankštų, prie mūsų treniruočių ir ne tik gydyti skausmus, bet ir stiprinti, lavinti savo kūno judesius ir jaustis laisvai. Ir šiandieną paruošime treniruotę su lazdele. Šitą instrumentą tikriausiai turite visi namuose, o jeigu ne, galima drąsiai naudoti šluotą, lygiai tuo pačiu principu. Su lazdele mes galime išgauti didesnės amplitudės, stiprinti kūno raumenis ir paįvairinti visą treniruotę, kad nebūtų taip nuobodu. Tad nieko nelaukia, pradedame treniruotę. Pradedam. Tai dabar mūsų priemonė yra lazdelė, labai paprastas dalykas, bet padės mums laisviau judėti. Kojas laikome plačiau. Kada plačiai kojos, tada tvirčiau stovime visų kūnų. Ir rankomis paimam už pačių lazdos galų. Ir pabandome uždėti ant pečių. Alkūnės žemyn, žvilgsnis į priekį, pilvas lengvai įtemptas. Ir pasisukam per juosmenį į vieną šoną, nedaug, ir į kitą. Ir galima taip greičiau, į vieną pusę, į kitą. Patogiai pasidėkit lazdelę ant pečių, kad laikytųsi tik tai rankos. Ant pečių ir ant rankų. Va, kvėpuokit visus šonus, išjudinsim. Sustojam per patį vidurį. Dabar pasvyram į vieną šoną ir į kitą. Kojas laikykit plačiai. Galit kelius lengvai sulenkti. Į vieną pusę ir į kitą. Kad švelniai temptų per juosmenį. Svarbiausia, kad jaustumėt tempimą šoniniai juosmens daly. Sustojam. Dabar tą patį darysim, bet ištiesim rankas į viršų. Laikom ištiestas rankas ir labai nedidelę amplitudę svyram į šoną. Didinam tik tuo atveju, jeigu jaučiat, kad tvirtai stovime ir tempimas nėra didelis. Va, per patį juosmenį pasilenkiam. Į dešinę, į kairę, alkūnės irgi bandykime ištiesti. Kvėpuokim. Su šypsena, va, apšilimui pats tas. Gerai, sustojame. Dabar kaip liko lazda virš galvos, tai mes dabar leidžiam pradžioje priešais mus, iki pat krūtinės, keliame į viršų ir tada uždedam už galvos ant pečių. Ir galima didinti amplitudę truputėlį žemiau. Ir vėl kylame į viršų, įkvepiam, žemyn iškvepiam. Tai va taip ir kartuojam. Lazda visiškai lengva, bet kelis kartus pakilnojus jaučiasi įtampa ir viršutiniai pečių juosta. Tai mes pabandysim tokią judesio gamą, kad aukštyn žemyn ir viskas kart, kuo galit arčiau prie krūtinės, kuo daugiau už nugaros. Va, pilnai įtemptas pilvas. Paskutinis kartas. Įkvepiam, iškvepiam ir dabar ištiesiam rankas ir leidžiame mes jas į priekį. Gerai. Super. Atsipalaiduojam. Dabar dedam lazdą taip, kad liktų prie delnų. Vėlgi, pagal jūsų galimybės. Jeigu labai ilga lazda, tai tiesiog plačiau pasiimam. Kojos vėl sulenktos. Mūsų pagrindinė atrama. Plačiai kojas. Ir dabar dešinė ranka. Spaudžiam lazdą ir jinai kyla į kairę. Į šalį grįžtame į dešinę. Vat, pabandykim žvilgsnį išlaikyti tiesiai į priekį, bet čia mums kiek pavyksta. Vieną pusę pakeliam aukštyn ir kitą. Viena spaudžia, kita kyla. Iš vienos pusės, iš kitos. Labai gerai. Kvėpuojam. Kad maloniai tai temptų prie peties, prie krūtinės pusės. Va, didesnė amplitudė, pats lengvesnis judesys pečių srity. Iš vienos, iš kitos. Po paskutinį, į vieną pusę aukštyn. Ir į kitą pusę aukštyn. Gerai, sustojam. O dabar kojos įsitiesia ir mūsų darbas bus judinti mentes. Reiškia, rankos per alkūnės visiškai nesilenks, bet judės tik mentės. Rankas laikome už lazdelės, ištiestos į priekį. Svarbu, kad pečiai nekiltų, nusispaudžia jie žemyn. Ir pabandome ištiesti į priekį ir pritraukti prie savęs. Visiškai alkūnės nejuda, bet mūsų bando mentiniai raumenys judėti. Vat, kiek galite į priekį ir atgal. Super, kojos plačiai, giliai kvėpuoja.
Stumiam į priekį, grįžtam atgal. Kai stumiam, įkvepiam, kai pritraukiam, iškvepiam. Rankos tai visiškai nejuda, bet juda tik tai mentės. Ir matot, kokia amplitudė pavyksta įstumti rankas. Į tolyn į priekį, dar keletą kartų. Labai gerai, kuo galit toliau įstumėt, stumėt ir grįžtat. Vat ir jaučiat, kad mentės juda, ar ne? Priartėjo, įsitiesi. Sustojam, puikiai. Gerai, atsikvepiam lengvai. Dar kartelį, kojas mūsų lieka plačiai. Aha. Ir dabar jau lazdelę laikysime už nugaros. Tai paimam taip pirmą, kad delnais būtų į viršų ir vieną ranką už savęs. Vat, pagaunam lazdą. Kojas lengvai susilenkia. Ir dabar mūsų darbas toksai. Pabandome rankas atgal stumti nuo kojų aukštyn ir tuo pačiu metu truputėlį atsilošiam krūtinę į priekį. Įkvepiam, iškvepiam, grįžtam. Ir vėl kyla lazdelė aukštyn, įkvepiam, iškvepiam. Labai galvos nelenkit. Vat ir pabandom. Super. Gerai, pabandykit, galit lengvai alkūnės sulenkti. Galit truputį sulenkti alkūnės ir abidvi. Vat sulenkus, atvedat ir grįžtat atgal. Atgal, sulenkiam truputį alkūnės. Va. Gerai, tik su šypsena, labai visos rimtos. Susikaupė. Gerai, super. Jums turi tempti priekinę peties pusę. Reiškia, jūs kai atvedat ranką, tai jums čia maloniai turi tempti. Viskas ir sustojam. Gerai, kūnas šyla, juda. Tai vat mes daugiau akcentuojame dabar pečius. O dabar pabandome daugiau leistis jau prie juosmeninės mūsų kūno dalies. Tai dabar kojas lengvai sulenkiam, plačiai. Laikome lazdą šalia savęs. Ir dabar su lazda bandome siekti vieną kampą, grįžtame ir kitą kampą. Laikom arba lazdą už lazdos galų, arba plačiau. Ir stumiam vieną pusę, ir stumiam kitą. Vat kuo daugiau išilgėjom iš juosmeninės dalies. Kojos taip pat juda, kojos plačiai irgi į vieną šalį ir į kitą. Kuo toliau bandom pasiekti. Kvėpuojam. Vat, galit net bandyti kaimyną pasiekti, pats geriausias orientyras. Kuo toliau. Ir kojas plačiai laikykit. Prilenkit daugiau Janina kelius. Va, į vieną pusę ištiesėt ir į kitą. Labai gerai. Super. Sustojam. Nu, čia rimta mankšta, klausykit. O dabar, kol stovim, tai prasitempsim. Kojos lieka atgal, tik būtinai jos turi likti tiesios per kelius. Ir pabandome dėti lazdelę toliau nuo jūsų. Pradžioje, kad taip didelės amplitudės nebūtų baimės. Lėtai leidžiamės taip stumiant rankas į priekį ir žvilgsnis išlieka mums į žemę. Kvėpuojam giliai, nugaras ištiesiam. Ištiesiam nugaras, įsivaizduokit, nugaros visiškai tiesios. Kojas lengvai prilenkit per kelius. Super, stumiam rankas į priekį. Va, kad šičia ištemptų visą nugaros dalį. Gerai. Grįžtame atgal. Dabar mes leisimės žemyn ir dešinė koja lieka priekyje, kairė atgal, žemyn tai tiesiog didesnė amplitudė. Vat, ir mūsų darbas toksai, dar kartą stumiam lazdelę toliau į priekį, bet svarbu, kad būtų pagrindas neslidus, kad nesliduotų lazdelė, tai bus saugiau. Ir pabandome, stumiam toliau rankas į priekį, galinė koja būtinai prispausta pėda ant grindų, kad kulnas liestų grindis. Stumiam į priekį ir ištiesiam priekinę koją, grįžtam atgal. Įkvepiam, stumiam į priekį, iškvepiam, grįžtam atgal. Kiek gali daugiau? Stumiat toliau. Bet svarbu, kad mūsų galinė koja visą laiką liktų prispausta prie žemės. Super. Vat ir pajauskit, kad blauzda tempia. Visas kūnas ir koja galinės pusės. Labai net jaučiasi. Taip, tai jūs jauskit svarbiausią tempimą, bet ne per didelis. Turi būti švelnus. Pėda tiesi, būtinai kulnas už jūsų. Gerai, sustojam ir dabar pakeičiam pusę. Tas pats darbas, tik su kita koja. Rankos tiesios, priekinė koja už mūsų sulenkta ir stumiame į priekį lazdelę, grįžtame atgal. Nugaros tiesios, o mes tik laikomės ant lazdelės krašto. Vat, kuo tiesesnė pėda, gerai. Dabar truputėlį atsikvėpkit.
Va, pakvėpuokim giliai ir toliau tęsim. Taigi toliau, dabar mūsų darbas toksai. Aš rodau iš priekio, jūs kaip stovit. Vėlgi, dar kartą statome lazdelę į priekį, ar ne? Kuo gali toliau į priekį, kojos mūsų lieka plačiai, bet šiuo atveju lieka tik dešinė ranka ant lazdelės, kairė turi visiškai būti laisva. Pastumėm toliau ranką į priekį, bet tvirtai laikomės už lazdelės, nugaros mūsų tiesios, galit kelius lengvai sulenkti. Ir kairė ranka mes vedam žvilgsniu ją į viršų aukštyn. Įkvepiam ir iškvepiam, leidžiame žemyn. Ir kartojam, įkvepiam pilnu mostu į viršų, iškvepiam žemyn. Nugara tiesi ir dešinė ranka laikosi kuo daugiau ir leidžiasi. Nugara mūsų tiesi. Dar kartelį. Įkvepiam ranką aukštyn, palydim žvilgsniu, iškvepiam. Galit pastumti ranką toliau į priekį, kojas lengvai sulenkit, bus lengviau. Įkvepiam į viršų, iškvepiam. Dabar sukeičiam rankas. Tai tik kita ranka pasideda ant lazdelės tuo pačiu mostu į viršų. Kvėpuojam giliai, kojas lengvai sulenkit. Sulenkit, bus daugiau atramos, bus laisviau nugarai. Kiek pavyksta, į viršų ir leidžiasi žemyn. Ir pabandom dar pažvelgti į viršų paskui ranką. Į viršų ir žemyn. Galit stumti ranką toliau į priekį, koją sulenkit, abidvi sulenkit, bus didesnė amplitudė. Viskas. Ir sustojam. Oho. Dabar kojas statome plačiai. Dabar stipriai plačiai turiu omeny, kad jau kaip jums pavyksta. Ne taip kaip individualiai ar ne prie klubų, bet plačiai. Laikome prie lazdelės arčiau save, ar ne, kad būtų mūsų atrama. Ir dabar kairė koja mūsų tiesiasi, o dešinė susilenkia. Tam, kad būtų atrama. Į vieną pusę nusvyram, grįžtam į viršų, į kitą. Nuo vienos pusės prie kitos. Laikomės už lazdelės. Ne šiaip jinai vizualiai, bet čia mūsų atrama. Kad esant reikalui galėtume mes prie jos prisilaikyti. Įkvepiam, iškvepiam, žvilgsnis į priekį. Labai gerai. Ir nugaros tiesios, prisilaikot prie lazdelės stipriau. Labai gerai. Kad čia jūsų būtų atrama. Galit kojas plačiau, dar per pėdą į šalį. Viena susilenkia, kita įsitiesia. Ir jūsų kūno svoris daugiau stumėsi atgal. Tai pabandykite dabar visų kūno atgal. Gerai. Ir dabar grįžtat į kitą pusę. Daugiau stenkitės. Taip, sėdmenys eina atgal. Viskas. Sustojam. Taigi pirma treniruotės dalis baigta. Atsikvėpkite, pailsėkite, išgerkite stiklinę vandens ir netrukus grįšime. Atsikvėpėme, atsigėrėme vandens ir grįžtame prie darbų. Taigi pradedame antrąją dalį treniruotės. Tai dešinė koja į priekį, kairė atgal, lengvai prilenkiam, dėl to prisilaikom už lazdelės, kad minkštai padėtumėm kelį. Esant reikalui galima ką nors minkščiau pasidėti po keliu, nes vis tiek nėra labai patogi padėtis. Dabar, jeigu mūsų dešinė koja priekyje, tai būtent kairė ranka laikys lazdelę priešais mus. Gerai. Ranka dešinė tiesi ir su įkvėpimu mes ją atgal atvedam, pasižiūrim žvilgsniu ir grįžtam iškvėpiam. Ir kartuojam. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Labai gerai. Bandome išlaikyti kuo didesnį amplitudę. Kuo labiau už savęs atgal. Šaunuolis. Įkvėpiam ranką atgal, iškvėpiam, grįžtam į priekį. Dabar sustojame ir sukeičiam kojas. Tai lazdelė vis tiek lieka priekyje. Tik dabar jau iš dešinės į kairę, dešinė ranka laikosi už lazdelės, o kairė juda atgal. Įkvepiam, palydim žvilgsniu, iškvepiam, grįžtam į priekį. Ranka tiesi, ištieskit į priekį. Ir nebūtina labai toli siekti, bet jums kiek pavyksta. Atvedėm ir taip lengvai tempia iš vidinės pusės. Palydėkit ranką žvilgsniu. Ranka į šoną, palydim žvilgsniu, kiek pavyko ir grįžta.
Gerai, vis dar pasiliekam šitoj padėty. Ne pati galbūt patogiausia, bet labai efektyviai atpalaiduoja klubas. Sakau, dėl to būtina turėti minkštą pagrindą po kojomis, kad būtų maloniau ant kelių. Ir vėlgi lazdelė mūsų atrama. Nugara mūsų lieka tiesi. Ir kiek jūs galit, ištiesėt kelį, pirštais keliant į viršų. Ir užkrentam ant lazdelės. Pasilaikom, kad taip maloniai temptų. Porą sekundžių ir vėl koja susilenkia. Tai dabar jau jūs pajautėte, ar tempimas pakankamai efektyvus, ar jis dar galėtų efektyvesnis būti. Pusė pėdos galime toliau į priekį. Nedaug, bet mūsų lazdelė atrama. Ir vėl stumiam sėdmenis atgal ir judam į priekį. Ir tas toksai lingavimas, kada išgauna koja galinėje pusėje tempimą. Lazdelė tam, kad liktų tiesi nugarą. Lazdelė į priekį daugiau. Vat, ir pasvyram į priekį, susilenkia koja ir grįžtate atgal ir atkelkite dar pėdos pirštus. Va, viskas tempia ir vėl judam į priekį. Dabar sulenkiam kelį. Super gerai. Dabar sukeičiam kojas. Tas pats darbas, tik su kita koja. Lazdelė priekyje. Va. Kairė koja sulenkta ir mes stumėme atgal, kūną atkyla pirštai, judame į priekį. Labai gerai, kvėpuojam. Ir dabar truputėlį susilenkė ir viskas. Ir grįžtat, ištiesėt kelį. Ištiesėt, kaip pirštus atkeliam pėdos, kūnas lieka ant žemės. Jo, ir grįžtame atgal. Įkvepiam atgal, iškvepiam į priekį. Va, super. Dar keli kartai. Pabandykit, kada stumėtės atgal, pirštai atkyla pėdas. Atkyla. Va, stipriai tempia. Viskas ir sustojam, pakanka. Labai gerai. Paskutinis pratimas. Dar kartelį, paskutinį kartą dedam dešinę koją į priekį, kad kelias būtų sulenktas. Va, super. Ir dabar mūsų kairė koja, kai lieka tiesi, pasisuks į vidinę pusę. Tai tik švelniai pasukam, kad nebūtų tokio sunkaus jausmo kelio srity. Ir mūsų bus įtupstai į priekį. Prisilaikom su lazdele ir judam į priekį ir atgal. Į priekį ir atgal. Pajausit, kaip stipriai tempia vidinę kojos pusę. Vat, jeigu dar galite truputėlį pėdą į mano pusę ir dabar judat į priekį ir atgal. Tik nedidelė amplitudė, kad nebūtų tempimo per stipraus. Nugara tiesi. Vat, ir jūs laikotės už lazdelės. Čia jūsų yra atramos taškas. Judate į priekį ir atgal. Koja truputį daugiau, kiek pavyksta. Viskas. Ir keičiam koją. Tai dabar statome ją atgal ir į priekį priešingai. Kelis sulenktas. Gerai, pėdą pasukam šonu. Daugiau lazdelė į priekį. Va, ir judam į priekį ir atgal. Va, matot, kaip lengva. Kartais lengva, kartais sunku. Labai gerai. Pėdą, jeigu pavyksta, irgi pasukit truputį į šalį. Na ir dabar visas kūnas į priekį pasvyra ir grįžta atgal. Va, kelias susilenkia ne į vidų, bet kiek pavyko tiesus ir grįžtat atgal. Viskas. Super. Ir dabar mūsų lazdelė lieka mūsų atrama, kojos mes nekeičiam. Kaip liko kairė, taip liko. Tik pabandykit, prisilaikant prie lazdelės, pagauti už savęs pėdą. Dešinės kojos pėdą. Reiškia, lenkiam per kelį ir pabandom pagauti pėdą. Prisilaikykit ant lazdelės. Čia jūsų visas svorio centras. Turi būti priekyje. Kiek pavyksta? Už kelnių skverno? Visiškai nepavyksta. Nu tai tada paleidžiam. Gerai, galima kitaip. Viskas tvarkoj. Viskas tvarkoj. Paleiskit koją. Vat. Paleiskit kojas, dabar nereikia. Gerai. Tada padarome tempimą. Dabar kairę koją, tą pačią, tiesiog toliau į priekį. Vat, labai gerai. Ir dabar pabandome kairę ranką kelti aukštyn. Į viršų ir į šoną. Gerai. Gerai. Dabar priekinę koją pabandome taip irgi ištiesti ir pirštais į viršų. Bet jau nugara mūsų tiesi. Kulnas į žemę. Kvėpuojam giliai. Kiek pavyko, pasilaikom.
Ir su kita pusė tas pats. Ta patį, sukeičiam kojas. Vat, dešinė dabar į priekį. Ir vėl, dešinė ranka į viršų, prisilaikom prie lazdelės, į šoną, į priešingą pusę. Va, gerai. Ir grįžtame, ištiesiame koją, pasvyrame į priekį. Nugaros tiesias, kulnas į žemę. Super, gerai. Ir dabar liekame klūpėti. Gerai. Dar vienas tempimo pratimas. Dedame lazdelę už galvos, kelius plačiau. Aha. Ir svyram į šoną, bet klubai visiškai nejuda. Klubai, įsivaizduokit, jie prispausti maksimaliai. Mes į vieną šoną pasviram, giliai kvėpuojam, pasilaikom keletą sekundžių ir į kitą šoną pasviram. Va, tik per juosmenį. Jauskit, kad visą šoninę dalį taip stipriai tempia. Dar kartelį. Į vieną pusę. Lazdelė tik ant pečių. Ir į kitą. Viskas ir ištiesiam lazdelę į priekį. Ačiū, kad sportavot. Na ką, tikiuosi pasportavot tikrai stipriai. Lazdelė padėjo išjudinti visus kūno raumenis. Na ir susitinkame kitą sekmadienį mūsų treniruotėje. Iki pasimatymo. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį į tai. Asmenims su cukriniu diabetu fizinį krūvį planuokite iš anksto. Susileiskite insulino, pavalgykite ir po 1 ar 2 valandų mankštinkitės. Prieš sportuodami visuomet pasitikrinkite gliukozės kiekį kraujyje. Turėkite gliukozės tablečių arba vaisių sulčių. Turint aukštą kraujo spaudimą, būtina gauti sutikimą sportuoti iš savo šeimos gydytojo. Pradėjus jausti galvos svaigimą, sustabdyti treniruotę. Turėti šalia vandens. Esant po klubo endoprotezo operacijos, draudžiama atlikti pratimus, kuomet kojos kelis aukščiau už klubą. Pėda sukasi į vidinę pusę, kuomet koja tiesi. Pratimus atlikti tik mažoje amplitudėje iki skausmo ribos. Gulint ant nugaros, turėti pagalvėlę po galvą. Patartina sportuoti su artimųjų priežiūra.